krepšininkai? Ką jūs čia veikiat? Merginos, šį vakarą užsuksime pas jūs, o taip. Ką? Jokių būdų. Zuikių kambarys skirtas tik mergaitėms, nakvoti pas jas draudžiama. Ir kodėl staiga nusprendėt šį vakarą čia užsukti? Merginos, prašau, nesijuokite. Žiūrėkite į tai rimtai. Akademijoje yra vaiduoklis. Vaikinai, ar negalėtumėt sugalvoti ko nors geresnio? Tai puikia proga praleisti naktį mūsų kambaryje. Merginos, jūs mumis netikite. Tai tiesa. Ne, vaikinai, mes netikim tokia tiesa. Merginos, jūs neįsivaizduojate, kas vyksta akademijoje. Taigi, kas vyksta akademijoje? Tiesiog tuoj pat nusileisk žemyn ir sužinosi. Šiąnakt visi miega koridoriuje, niekas neįsi į kambarį. Ar tai pokštas? Ką sugalvojat, gal bandot mus apgauti? Merginos, einam ir pažiūrėsim. Taip, eikite ir sužinokite visą tiesą dabar. Tai, kas vyksta akademijoje, yra tikrai baisu. Šiąnakt nemiegosiu vaikinų kambaryje. Vaikinai, šiandien mano kambaryje šviesos sumirksėjo 2 kartus ir pasigirdo toks garsas. Mūsų kambaryje irgi kažkas baisaus vyksta. Šviesos vis mirksi. Palaukit, jūs manęs neerzinot, ar ne? Ne. O gal galėtume būti pašalinti iš mūsų kambario? Aš taip pat bijau šios paslapties. Ką mums daryti dabar? Vaikinai, ką daryti? Miegosime čia, mums reikia miegmaišių. Taip, miegokime čia. Ar galiu būti viduryje, kad nebūtų taip baisu? O aš irgi galiu būti viduryje šalia mokytojo Maiko. Palaukit, nereikia panikuoti. Suprantu, kad mūsų akademijoje vaiduoklis klaidžioja. Jaučiu tai. Nesuprantu, kas čia vyksta. Nepanikuokit. Ir kodėl visi planuoja miegoti koridoriui? Mes jums sakėme, vaiduoklis akademijoje. Merginos, netarkit čia žodžio per garsiai. Mergaitės, jūs irgi šiąnakt miegate, nes aš nerimauju dėl kiekvienos iš jūsų. Zuikės, atrodo, kad mes visos įsigandusios, ar ne? Ne, mes nebijome jokių vaiduoklių. Vaiduoklį, matot? Jis nereaguoja, jo čia nėra. Merginos, tylėkite iš čia, negalite patikėti ponu Maiku? Zuikės, jaučiu šio vaiduoklio buvimą, turiu 6-ąjį pojūtį, jis čia, kažkur. Jis čia tarp mūsų. Vaiduoklį, kvailiai, bandyk mus išgąsdinti. Manau, kad visi akademijoje tiki šiomis nesąmonėmis, išskyrus mus. Krepšininkai, taip? Taip, šiandien pamečiau patinius 2 kojines ir plaukų gelį. Iš mano spintelės dingo šiek tiek nesveiko maisto. Puiku, patikėkit manim, vaiduoklis nesiekia jūsų apatinių ir kojinių. Ir vaiduoklis neturi plaukų, kodėl jam reiktų jos formuoti tavo gelių, Kirilai? Klysti, Nastė, vaiduoklis iš praeities, jam jau kokie 300 metų, įsivaizduok, kokie ilgi jo plaukai. Gerai, dabar aišku, akademijoje visi išprotėjo. Išprotėjot savo galvose, Zuikės, ir vaiduoklis čia, aš tai įrodysiu, kas šiandien nori įsikviesti vaiduoklį ir užduoti jam klausimų. Aš noriu pasakyti, kad jis idiotas. Puiku, šiandien užmėgsime ryšį su dvasia. Kiekviena turi sugalvoti klausimą ir jį atsakyti taip arba ne. Žinoma, aš bijau vaiduoklio, bet noriu žinoti, ar Smailikas kada nors mane įsimylės. Lorentai, ne taip svarbu. Šiuo metu turime jį ištraukti iš šios akademijos, nes baisu čia gyventi ir būti. Mergaitės, ar nenorite, kad ateitų vaiduoklis? Mes tiesiog atsistosime į šalį, užduosime klausimą ir viskas. Jei vaiduoklis supyks, mes bėgsim. Aš šoke. Akademijoje jie iškvies vaiduoklį. Diana, akademija labai sena. Čia ne vienas vaiduoklis. Jų yra 10, 100. Tas 100 vagia mūsų daiktus. Vaikinai, mums tai reikia žiūrėti savo reikalų. Taip, jie tiesiog blaškos ir dėl visko kaltina vaiduoklį. Taigi štai planas. Pasiruoškit nakvynį koridorių ir įsikviesime vaiduoklį. Vaikinai, prašau, nekelkite tokio garso, man tai tikrai baugu. Pone Maikai, toks didelis vyrukas ir toks išsigandęs katinas, jūs mane nuvylėte. Tai ponas Maikas anksčiau buvo šaunesnis vyrukas. Draugai, padarykim taip. Jei vaiduoklis pasirodys, tiesa jūsų pusėje, bet jei ne, tada visi budėsit akademijoje savaitę. Ar visiems tinka? Esu tikra, kad pralaimėsi čia kovą. Sutinkame. Esame tikri, kad vaiduoklis egzistuoja. Sutinkam. Draugai, na tiems, kuriems labiausiai baisu, geriau užsidėkite sauskelnes. Bigai, atneš sauskelnes iš mano kambario. Nešioji sauskelnes? Kartais jas deduosi naktį. Mergaitė, sakiau jums, kad Žuža naktį miega su sauskelnėm. Ar ji turi problemų dėl šlapinimos į lovą? Kas tai? Pasakysiu vėliau, neleis Žužai išgirsti. Man reikia į tualetą, man reikia 10 žmonių moralinės paramos, aš bijau. Šaunu, veiksmas prasidėjo. Draugai, blondį reikia palaikymo, turime visi laikytis kartu. Kas eis su blonde? Mes eisime. Vaikinai, paskubėkit pirmyn. Tyliau. Mes jau pakeliui, esame čia, kad Gerai, galėtume. draugai, liaukitės, gana jau šitų nesąmonių. Tiesiog iškvieskime tą vaiduoklį ir baigiame su šitu.
ir įrodysim, kad jo nėra ir kad čia jūsų laki vaizduotė. Ačiū, studentai, džiaugiuosi, kad jūsų manimu mano vaizduotė serga. Stela, paruošk viską ritualui. Man reikia daug žvakių ir cukraus, padovanosime vaiduokliui ką nors saldaus. O, aš dievinu saldumynus. Tu ne vaiduoklis, niekšė, atneš sauskelnes. Taigi, kodėl manęs poksat, negaliu susikaupti, nusukit žvilgsnį. Oi, nagi paskubėk, daryk savo reikalus ir pirmyn. Taip, jie iškvies vaiduoklį be mūsų, o mes turime klausimų. Vaikinai, čia. Kodėl mums paskambinote? Gerai, būkite atviri, visą tai tik pokštas, ar ne? Zuikių akademijoje nėra vaiduoklių. Ei, merginas, tai ne pokštas, taip, primtai, vaiduoklis tikras, net mes drąsuoliai, to labai bijome, žinok. Tikiuosi, kad šis vaiduoklis yra maža mergaitė. Dana, net jei vaiduoklis yra maža mergaitė, patikėk manim, tai negali būti gerai. Nenoriu tuo tikėti. Taigi, dėl vaiduoklio iškvietimo praleidžiam treniruotę? Merginos, tai svarbu. Jei pamestum liemenėlę, nenorėčiau pamatyti, kaip reaguotum. Mano apatiniai buvo Supreme, Dolce Gabbana, Versace. Kas man juos gražins? Haha, taip, ir Zakatas turėjo užkandžių, už kuriuos visi prisidėjome. Taip, mes visi prisidėjome ir mokėjome, vaiduoklis jos prarijo. Vargšai vaikinai. Oi, mergaitės, jie tikriausiai patys viską suvalgė ir dėl to kaltina vaiduoklį. Ei, vaikinai, dar vienas dalykas. Nenorėjau sakyti garsiai, bet kažkas tualete nenuleidžia vandens. Man atsibodo jį nuleidinėti. Gerai, vaikinai, dabar eisime ir užduosime vaiduokliui klausimus. Galite paklausti, kas vagia apatinius, o kas nenuleidžia vandens. Bet iš jų tikriausiai negausite atsakymų, nes visa tai netiesa. Vaikinai, vaiduoklio nėra. Ir manau, kad jų čia visa šeima. Einame arba viską praleisime. Vaikinai, palaukit, mums baisu. Tikrai? Tai aišku, kad ne, tai pokštas. Taigi, draugai, turime vandens ir sausainių, bet be cukraus. Mums pritrūko cukraus. Gerai, susikipkime rankomis ir pasveikinkime vaiduoklį. Velnias, ar pradėjot be mūsų? Nagi, atlaisvinkit vietos. Zuikių mergaitės, jūs netikite vaiduokliais, ar ne? Atėjote pačios pažiūrėti. Mokytojau Maikai, mes atėjome užduoti vaiduokliui svarbiausio klausimo. Taip, kas nenuleidžia vandens tualete. Šiandien išsiaiškinsim, kas kaltininkas. Gerai, zuikės, atsisėskit ir pradėsim, jau vidurnaktis. Draugai, laikykimės už rankų. Taigi, draugai, jūs suprantat, kad jei kas nors nutiks ne taip, mes visi turėsime problemų, tiesa? Pradėkim. Vaiduokliai, ateikite, suvalgykite sausainius ir atsakykite į mūsų klausimus. Vaiduokliai, ateikite, suvalgykite sausainius ir atsakykite į mūsų klausimus. Vaiduokliai, ateikite, suvalgykite sausainius ir atsakykite į mūsų klausimus. Vaiduokliai, ateikite, suvalgykite sausainius ir atsakykite į mūsų klausimus. Būsiu pirma, kuri užduos klausimą. Žuža, kodėl tu šauki, vaiduokliai jų girdi? Stela, vaiduokliai jau čia? Tuo jau pat paklausime. Vaiduokliai, ar jūs jau čia? Oi. O dieve mano. Taip, vaiduokliai jau čia. Ne, ten kažkoks magnetas, aš netikiu. Diana, čia grindys, ten negali būti magneto. Draugai, nesiraminkite, pradėkime uždavinėti klausimus. Kas užduos klausimą pirmas? Kaip tau patinka mano apatiniai vaiduokliai, ar ne per ankšti, ar netrina? Wow. Tai ką dabar pasakysi, Diana, vaiduoklis dėvi mano apatinius ir jaučiasi gerai, ne? Palaukit, ar čia tikrai yra vaiduoklių? Draugai, nebijokit, taip, jie čia, bet jie draugiški, jie suvalgė sausainius. Bet sausainiai vis dar ten, Stela. Knop, ar tu kvaila? Vaiduokliai yra vaiduokliai, ko čia nesuprasti? Taip, mes jų nematom. Gerai, gerai. Kas nori užduoti dar vieną klausimą? Užduosiu klausimą, ar Smalikas bus su manimi, ar ne? Nesu vaiduoklis, bet atsakysiu. Ne, vaiduoklio atsakymas yra priešingas. Taip. Ką? Ne. Jei Smalikas su Loren, tai viskas, sudė talismane. Ačiū tau, vaiduokli. Gali ateiti į mano kambarį kiekvieną dieną, būsiu tau dėkinga. Loren, nebūk tokia drąsi. Čia yra daugiau nei vienas vaiduoklis. Kiek jų yra? Visa šeima. Tėtis, mama ir dukra. Žiūrėk, žinojau, kad tai mažoji dukrelė išjunginėja šviesas mano duše. Pone Maikai, nepersistenkite. Galbūt tai ne dukra, o motina. Mamytė gąsdina ponę Maiką. Vaikinai, tai nejuokinga, na prašau nustoti gal. Vaikinai, nusiraminkit šmėklą, man jau sušnibždėjo, kad jei juoksitės, bus labai blogai. Ar galiu aš užduoti klausimą? Diana, kam nori užduoti klausimą? Čia 3 vaiduokliai. Nesvarbu, na, pagrindiniam vaiduokliui. Vaiduoklį Iva, prašau atsakykit Dianos klausimą. Vaiduoklį Iva,
Prašau, pasakyk man, ar žurnalai, kuriuos radau po lovą, priklauso Kirilui? Vaiduoklė, sakyk ne. Tai buvo tavo žurnalai? Eik į šoną. Tavo. Apie ką buvo tie žurnalai? Kirilai, pasikalbėjęs su Vaiduokliu, pasikalbėjęs su tavim. Gerai, Diana, dabar mano eilė užduoti klausimą. Vaikinai, ar prisimenate, kokią klausimą norėjote užduoti Dianai? Tu? Pirmin klaus. Man nėra ko bijoti, esu tokia nekalta, kokia tik galiu būti. Mes su vaikinai sutarėme dėl naujo krepšinio lankelio, o pinigai dingo. Ar Diana paėmė tos pinigus? Taip, sakyk tiesą. Diana, iš kur aš žinau, kad jau užduos tokį klausimą? Na velnas, Vaiduoklį, tu gali čia gyventi amžinai, mes mylim visą tavo šeimą. Kirilai, iš tikrųjų pinigus paėmė ne Diana, o Nastė. Dana, tu juokauji? Vaiduoklė. Na ir kas? O jeigu Vaiduoklis pasakys tiesą? Ką? Gerai, draugai, mes jums viską grąžinsim. Kas užduos kitą klausimą? Sugalvojau klausimą. Ar galiu užduoti? Pirmyn, Diana. Ar Vaiduoklis man padovano šunį? Aha. Ką tai reiškia? Taip ar ne? Dana, štai ką reiškia 50-50. Siaubingas Vaiduoklis, turėtume tiesiog jam padaryti galą, išmestis iš akademijos. Pala. Aš dar neuždaviau savo klausimo. Gerai, bičiuliai, sukėlėme tikrą triukšmą. Vaiduoklis sako, kad jiems čia nepatinka. Tad būkime mandagus ir tylus. Tavo eilė, Kysa. Vaiduokli, pasakyk mums, ko iš mūsų nori. Ar gali išgąsdinti visus skyrus mus, mes tikrai įsigandę. Taip, dėl to man labai dažnai reikia į tualetą, aš bijau. Prašau, pasakyk mums, ar paliksi mus ramybėje? Ką? Štai ir viskas. Jei jie nepaliks kiti ramybėje, jie nepaliks ir mūsų ramybėje, aš pasiduodu. Mokytojų Maikai, jums nereikia, kas mus apsaugos? Mokytojų Maikai, akademijoje yra Vaiduoklių, tai reiškia, kad Vaiduokliai yra ir už akademijos ribų. Kur jūs keliausit? Logiška. Žuža, rytoj gausi gerą pažymį iš pono Maiko. Bėgai, palauk, tuoj užduosiu savo klausimą. Žuža, palauk, noriu užduoti savo klausimą dabar. Vaiduokli, pasakyk man, ar aš rasiu savo meilę akademijoje? Nesuprantu, kas čia tokio juokingo, Marija, noriu su tavim susitaikyti. O aš nebenoriu. Stela, tu vėluoji, tavo vaikinas yra jau mūsų vaikinas. Nejuokinga, šiąnakt iškviesiu jums Vaiduoklius, beje, jie jau mano draugai. Gerai, Stela, nusiramink, mūsų eilė užduoti klausimus. Turiu klausimą apie užkandžius. Ar Smalikas suvalgė visus užkandžius? Ne, visai ne. Ar tu išprotėjai? Tai Vaiduokliai, nemeluokit, bet Vaiduokliai dabar tikrai meluos, kad nukreiptų įtarimą nuo savęs. Na tai nesąžininga. Štai ir viską, supratot, bičiuliai, tai Smalikas, kuris valgo visus jūsų užkandžius. Smalikai? Vaiduokliai meluoja, jei būčiau Vaiduoklis irgi ką nors apkaltinčiau, žinomagi. Užkandžiai niekis, kas grąžins mano dizainerių apatinius. Niekas, Vaiduokliai juos nešioja. Taip, Vaiduoklis Iva vilki Kirilo apatinių šaunu. Kas dar turi klausimų? Mes. Dvigubas klausimas ir atsakymas gali būti dvigubas. Turime vieną klausimą. Vaiduoklė, ar Loren tikrai nori mus palikti? Draugės, jūs rimtai? Aš niekada net apie tai negalvojau. O dabar Vaiduoklis atsakys, nesvarbu, ar pagalvoja apie tai ar ne. Loren, šiąnakt nemiegosi mūsų kambaryje. Mes tai žinojom. Tai netiesa, pritariu Smalikui, Vaiduoklis meluoja. Loren, Vaiduoklis sako tik tiesą. Vaiduokliai, kas dar turi klausimų? Vaiduoklis Iva sako, kad jie išeis. Valio, Vaiduokli, neždinkis. Nusiraminkit, mokytojų Maikai, elgiatės kaip vaikas. Turiu klausimą. Palauk, bėgai, tu mikčiai, leisk man vietoj to užduoti klausimą. Klausimas iš buldogų. Ar Ešlė mane įsimylėjusi? Galiu kalbėti Vaiduoklio vardu, aš nesu tavęs įsimylėjęs, Zakai. Ešlė, Vaiduoklis rodo kai ką kitą. Zakai, aš tau sakiau. Draugai, palaukit, susirinkom čia, kad įsiaiškintume, ar mūsų akademijoje tikrai yra Vaiduoklis. Ir taip, jis tikrai čia. O dabar užduokime jam pagrindinį klausimą. Vaiduokli, ar atėjai čia mūsų išgąsdinti? Šis Vaiduoklis melagis, jis mane gąsdina. Gerai, draugai, dabar galime įsiskirstyti. Mūsų Vaiduokliai čia draugiški. Ką? Vaikinai, jūs nemegosite mūsų kambaryje? Niekada. Mergaitės, tai netiesa. Vaiduokliai negali būti malonus. Jie vagia apatinius vagis. Iva, tu pagrindinė vagilė. Iva, ir liaukis tvarkytis tualete. Arba bent jau nuplauk po visko. Mes jau negalim. Gerai, bičiuliai, labos nakties visiems. Dėl šito Vaiduoklio praleidome treniruotę. Vėliau užduosime daugiau klausimų. Merginos, mes su jumis. Mes merginos ant kilimo. Vaikinai, ne. Prašau. Nu, truputėlį.
Vaikinai, jūs nemiegosite mūsų kambaryje. Kirilai, žinai, ką eik pavartyti žurnalų. Be to, vaiduoklis Iva yra labai malonus ir mes tai matėme. O tu, Smalikai, dar kartą pasiknaisiek spintose. Gali valgyti saldainius. Labanakt, vaikinai. Po velnių, jisai viską išklojo. Gal Kirilai tau jau gana vartyti žurnalus? Gal vaiduoklis nustos vogti mano apatinius? Tai kas suvalgė visus saldumynus iš spintelės? Vaiduoklis? Gerai, vaikinai, suvalgiau saldainius aš, bet pažadu, kad juos visus jums grąžinsiu. Grąžink juos, Smalikai, iki rytojus. Ir daugiau to nedaryk. Gerai, bičiuliai, šiąnakt visi miegosime vienoje lovoje. Man baisu. Gerai, mes tave palaikysime, Kirilai. Miegosim kartu. Sveikinu mus, merginos. Mūsų akademijoje yra vaiduoklių. Nieko savo mes net nepatikėjom. Bet merginos mes patvirtinom, kad jie nieko blogo nedaro. Merginos, būsiu atvira su jumis. Pamačiau kelias rankinės. Ta prasme. Na nieko, jie tikrai iš mūsų nevoks. Jei tai tęsis, mes jiems paspėsime spastus. Ir pagausim juos ir išmesim iš čia. Draugai, rašykite komentaruose, ar tikite vaiduokliais ir kitais baisiais padarais. Spauste like, prenumeruokite kanalą, paspauste varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir ate! Mergaitės eina miegoti, aš pavargusi. Aš pirma padušu.